Šiandien spalio mėnuo yra, tačiau noriu jūsų visus pakviesti, pasiruošti dirvą žieminiai, daržovių, prieskonių, gėlių sėjai. Kodėl tai yra daroma? Kodėl yra sėjama prieš žiemą? Vienas dalykas, kad jūs turite dabar šiek tiek daugiau laisvo laiko negu pavasarį ir tai galite padaryti. Kitas dalykas, kad jūs turėsite visus tuos daigus daug anksčiau pavasarį. Šita rudeninė sėja gali paankstinti jūsų daržovių derlių net 3 savaitėmis. Tai įsivaizduokite, jeigu kaimynas dar tebebėgios su pakeliu, kur sėti, sakykime, gegužės mėnesį, o jūs jau birželio vidury galėsite morkytės valgyti. Visų pirma, tai reikalinga pasirinkti tokias veislės ir rūšis, kurios yra atsparios ankstyvosiom šalnom. Tai yra žieminiai česnakai, visada iš rudens sodinami, morkas, petražolės, krapus, ridikėlius, kininius bastučius ir kitas įvairias salotas. Taip pat vienmetės gėlės, taipogi, kad būtų atsparios šalnom. Tai kininiai ratiliai nebijo šalnų, lobuliarijos, liaudyje vadinamos medučiais, alisiukais, leukonijos, aguonos. Šitas visas gėlytės galim pasisėti iš anksto ir turėti anksčiau žydinčias. Dabar dar turėtume pasisėti ir ankstyvesnių, kad turėtume prieskoninių augalų. Tai čiobreliai, gražgarstės, levandos labai gerai sėti iš rudens, vaistinės ramunėlės galim sėti iš rudens. Taigi, į ką dabar ir kaip paruošti, į ką mes sėsime šitas visas daržovės ir prieskonius ir gėlytės. Turime daržo žemę. Reikia atsižvelgti į tai, kokį jūs turite daržą. Jeigu pas jūs yra sunkesnė dirva, tai reikia būtinai naudoti substratą. Durpių substratas universalus, tinka bet kam, sumaišote su daržo žeme. Taip pat kompostą įdedate, galite savo pasigamintą, galite organinį kompostą dėti mūsų parduotuvėse esantį. Biohumusą. Biohumusą iš rudens gal ir nebūtina, užbersite pavasarį. O šiuo atveju pas mus yra labai lengva žemė ir jinai jau yra paruošta iš anksto. Šičia jau yra įterpta ir lengvesnės žemės ir yra apversti jau prieš 3 savaitės pasėti rugiai, kas padidins mūsų žemės humusingumą. Taigi pasiruošiam lysvę, visą ją susivagojame ir laukime tinkamo meto, kada jau galėsime sėti. O tinkamas metas, dar kartą pakartoju, kad bus tada, kai sutrauks pirmas gruodas, tikėkime, kad tai bus lapkričio jau mėnesį. Gražus spalis šiandien pas mus. Dar kas labai svarbu, tai nepamirškite, kad paprastai mes pavasariniai sėjai pamirkome sėklą. Rudenį jokių būdų to nedarykite, kad jos nepradėtų gyventi anksčiau negu reikia, nes neturėsite tada pavasarinio derliaus. Sakykim, kad jau atėjo metas sėti, kad jau gruodas sutraukė, nors mes, kaip matot, turim spalį, bet geriau iš anksto žinoti tai. Turim 3 veislių morkas. Šitos sėklos visos paruoštos skirtingai. Dabar, sakykim, aš labai mėgstu šitas paruoštas beicuotas sėklytės. Beicuotos sėklytės yra spalvingos, kartais žalios, kartais oranžinės būna. Ir jas, kai beri į vagą, labai aiškiai matai. Jos tiesiog spalvingai nugula ir jau tu 2 kartus, 3 kartus nepasėsi. Kas nepasitikite, kad pasėsite to lygiai, galite tas sėklytės maišyti su cukru.
tai yra tiesiog grubiau būna ir patogiau. Galite maišyti su smėliu. Tačiau smėlis šiandien pas mus drėgnas, turi būti sausas smėlis. Tada sėklytės susimaišo ir labai lengva pasėti. Na štai, aš pasėsiu šitas sėklytės, kurios su cukrumi yra. Tik nepamirškite, kad rudenį reikia sėklų normą ženkliai padidinti. Bent jau 30%. Todėl, kad vis tiek kažkokia tai dalis neišvengiamai žiemą žus. Ir nemirkyti. Na va, padidiname. Kaip sakiau, kad nebūtų mums tuščių tarpų. Geriau, jeigu jau sudygs, kaip žinote, morkas tenka nori, nenori retinti. Geriau jau tegu bus jų tankiau ir išretinsime, o ne tai, kad paskui iš naujo mums reikėtų šitą procesą kartoti. Labai gerai matosi, kur yra žalios sėklytės. Na, aš manau, kad aš gana tolygiai šitą eilutę pasėjau. Dabar parodysiu dar paprastas sėklytės. Paprastas sėklytės galima taipogi maišyti su cukru ar su smėliu, bet jeigu rankos nelabai sugrubę, jeigu galite užčiuopti ir galite tolygiai pasėti, galite iš saujos sėti. Štai šitas sėklytės taipogi, nepagailėkime, ta norma tegu būna didesnė. Na, kaip sakiau, normą padidiname, kad mums nebūtų retas pasėlis pavasarį. Dabar dar noriu jums parodyti vieną veislę. Yra ne viena veislė, tiesiog šiandien mes turime vieną veislę paėmę, kuri yra daug geresniam įpakavime. Tai yra sėklos juostoje. Sėklos juostoje štai šitaip atrodo, net yra užrašytas jų pavadinimas. Taigi, o mes jas sėjame taipogi, normą sudvigubiname. Jeigu, sakykime, čia yra 2 takeliai padaryti tų sėklyčių popieriuje suklijuotos juostos. Jeigu atsimenate, anksčiau būdavo tokios rekomendacijos ir, sakykime, pensininkai turėdami daug laiko susiklijuodavo ant laikraščio ar ant tualetinio popierio su miltais taškučiais sėklas. Tai mes dabar jau turime paruošę jūsų patogumui šitokias sėklas. Tokias sėklas sėti yra labai paprasta. Tiesiog padedi šitą takelį. O kadangi mums reikia, kaip sakėm, sudvigubinti sėklą, sudvigubinti dabar kiekį, tai dėsime dar antrą kartą. Va, gražiai plyšta. Ir dedame antrą kartą. Štai taip. Čia viengubas gavosi mums. Tai dar atsiplėšime gabalėlį ir dedame antrą kartą ant viršaus. Štai šitą. Dabar būtų labai gerai truputėlį užžerti kompostinės žemės. Nors, kaip sakėm, čia dirba jau paruošta, bet aš manau, kad tai nei kiek nepamaišys. Kaip sakiau, reikėtų komposto, kad jau iš karto geriau būtų mūsų sėklytėm, iš karto maitinimas būtų. Beriame, kaip minėjau, taipogi, beriame didesnių sluoksnių, negu kad sėtume pavasarį. Va, kompostėlio užpylėme, nelabai gausiai kompostėlio pilame. Jeigu prieš tai buvo pas mus paruošta, taigi visai jo nedaug reikėtų, jeigu gerai žemelė paruošta. Dar ką norėjau priminti. Jeigu jūs sėjate
sunkesnėje dirvoje būtina padaryti lysvių nuolydį, nes tirpstant pavasariniam vandeniui užsistovi vanduo ir gali sėklos taipogi žūti. Mūsų atveju šito nereikia daryti, nes mūsų atveju čia yra tiesiog labai gerai paruošta, puri žemė, lengva. Tai vanduo praeina kaip per sieką per ją. Na, ir dabar, negailėdami, primenu, kad tai mes darome, kai būna jau arti minusinės temperatūros arba pirmas gruodas sukausto žemė. Nes mūsų vagelės būna paruoštos iš anksto, taip kad problemos jau nebus ruošti vagelės. Štai. Taip atrodys mūsų pasėtos daržovės prieš žiemą, kad turėtume ankstyvesnį derlių. Na, dar šiek tiek. Visas darbas. Belieka laukti pavasario ir skanių jums daržovių ir gražių taipogi gėlių ankstyvųjų.